2, 3, беги! Бегу! Бегу! Čia toks spirito kvapas, vynin. Tai jie čia vyną turbūt gamina. O kas čia? Jo, oi, kaip smarkiai čia. Aš tokios tavo gyvenime nematęs. Ir žodžiu, viskas skanu, bet visko neįmanoma įveikti. Aš įsivaizduoju, kiek čia reikia žmonių ant tokio stalo. Važiuojam į kalnus. Gal šiandien nepritrins kojų mūsų tie šunini slidininko batai, kurių mes nekenčiam. Taip. Trečia diena slidinėjimo. Tomo pusbrolis bandys su savo keliu, su elastinio binto įtvaru kažkaip nusileisti nuo varlinyko. Bet nežinau, aš kažkaip abejoju, kad jam verta dabar slidinėti, bet matysim, žodžiu, kaip žmogui seksis. Fainų dalykų vakar pripasakojo vakare. Aš tai jau pabėgau ten, kaip pradėjo pasakot, kaip ten žmogui kraują perpilinėjo, nes ten jį perėžė snowboardas, tai man jau buvo per daug ir paskui galvoju, įsivarysiu tik baimę patičiu aš, tai nežinau. Taip, varom slidinėti, o po to varysim normalaus gruziniško maisto vakarienį. Tai vakarieniai, tik tai palauk, dar visą dieną čiuožti reikia, norime aukščiausios trasos šiandien. Ai, tu nori, aš tai ne. Man sakė tas Igoris. Skip aukščiausią trasą. Bailiukas. Žiauriai nepatogu. Va, pats šoko, pats gavo į nosį. Prašau, kokie komentarai? Jokių. Draugas. Tuoj, kai vieną paleis. Draugas iki kol neįžėmė nasrų. Nereikia eiti prie bliūdo. Nu va, kaip sekės? Nu kaip? Skauda? Bet tu visai gerai varei. Jo. Bet kentėt galima, varom. Varlenukų yra viršui, gali ten varyti. Varom gal į kitą pusę. Jo, į kitą pusę nuo tos chill trasos. Gerai tau ten bus. Ten stačiau, bet... Nu, einam papietaut. Ačiū gerai. Gamardžiab. Tokios kainos. Sienas, ne? Jo. Neštri. Nu, ką čia gavai? Moliūgų sriubytę. Skanu? Nu taip, pažiūrėk, kokį bliūdą atnešė. Tokį iš peties, kaip namie. Va, čia jau tikras maistas. Čia 10 iš 10. Hačapuriai, merulį. Reikia dar pasižinot, kaip skanaus pasakyti. Oi. Gauja. Kaip pasakyti skanu, buvo labai skanu, tai Gabriela Dzan. Tai va. Yes. Kas čia yra? Grybai su sūriu. Skanu? Būnis. Labai. Sūrų paragauti. Bet tu ribos apžvalgos nepadarei. Nu, sriuba jau suvalgyta. Tu mane taip arti filmuoji. Labai prisivalgėm, šitą kavinę geriau tegu rekomenduoja turistam, labai greitas aptarnavimas ir kainos normalios. Nu, kava tik brangesnė. Patiko skonis.
Komentarai Patys šiandienos. geriausi. Šiaip su kojytė viskas žiauriai gerai, biškai čiačias buvo išgerti, dėl to biškai geriau. Jo, bet labai viskas gerai buvo. Gerai. Irgi su to Tai vienu žodžiu, Jo. čia padeda. Šiaip iš tikrųjų jo, nu, taip jau yra, nes biškai mėmė skausmą. Nu, kokie įspūdžiai į kamerą pasidalink. Labai gerai viskas. Muzika groja, nuotaikos daug. Planuojam varyti valgyti labai skanioj vietoj. Hinkalių tikrųjų, tų originalių. O, Tomai, tau šventė. O, nu, varom pavalgyti skanių hinkalių į kažkokį kaimą. Nu, žiūrėsim, ką vegetariško turės. Turėtų būti skanus, autentiškas maistas. Jo. Tugi svajojai Maisto apie koma hinkalius. laukia. Nu, to tėtis sakė, jums po pusę porcijos, kad daugiau tilptų Tai jums. pasidalinsim kažkaip. Manau, kad jo, Visi svarbu gal bendrai daugiau jaučia. paragauti. Jo. Aš manau, reikia šitų agurkų pomidorų salotų su riešutais. Su riešutais labai Jo. skanus. Tai va, labai skanų su riešutais. Būtent čia jau yra aukštesnio lygio salotos, paskaitosi. Ir nežinau dabar dėl mėsiškų produktų dar kažką norit. Nes šiaip mėsytę pakepa neblogai, bet aš sakyčiau, tada geriau imti, tarkim, bulvių su mėsa, tų odžiahuri. Keptus nebus taip, kaip Čia jau kalną skamba kaip maisto koma. Ну, мaisto кома пешки. Как у тебя в этот глушак или как? Такой глушак? Заводской. О, Заводской. Акрапович. Почти Акрапович. О, Žiūrėk, kur sustojam čia kažkoks mažas. Maža tokia salelė. Aš taip noriu valgyti. Davai. Noriu valgyti. O, žiūrėk, koksai meška čia tipo šernas. Kur? Nu va, žiūrėk, visa salė vien mum. Okei, sėdam. Kas čia? Pafilmuok. Čia toks spirito kvapas, vynin. Tai jie čia vyną turbūt gamina. O kas čia? Jo, oi, kaip smarkiai čia. Čia turbūt tie visi rūgimo procesai vyksta. Okei. galim. Ir jie sako, kad prie stalo sėdi tik tai tie, kurie yra verti sėdėti prie mūsų stalo. Čia irgi yra labai svarbu. O ką tai reiškia? Kad pas juos, pavyzdžiui, buvo gimtadienį, netėjo keli žmonės, nes jie ten buvo apsipykę ir jie buvo pakviesti, bet jie nėjo, jie supranta tokį dalyką. Ir sako, prie mūsų stalo yra verti sėdėti. O dėl ko? Dėl to, kad mes dalinamės istoriją, mes dalinamės maistu, dėl ko čia maistas nėra kiekvienam mano. Čia yra visų maistas, čia yra mūsų maža supra. Čia yra visų maistas, supra, tai yra maža šventė mūsų, tai yra mūsų maistas, kuriuo mes su visais dalinamės. Tai reiškia, jūs esate visi verti dalintis mano maistu, taip kaip aš vertas galbūt gauti iš jūsų maisto ir tos dalybos taip ir vyksta nuo senų laikų. Nu, komentarą. Be komentarų. Aš tokio stalo gyvenime nematęs. Ir žodžiu, viskas skanu, bet visko neįmanoma įveikti. Aš neįsivaizduoju, kiek čia reikia žmonių ant tokio stalo. Kiek gruzinų reikia? Bet čia turbūt Tai vienas mažiau. gruzinas suvalgytų šitą viską. Čia tik mes tokie slabakai. Labakai. Jo. O Skanu. Viktorui kaip? Pasaka. Viską reikia valgyti po biškį čia. Viską tada paragausi
Tikrai, ką neparagauni, to viskas skanu. Jo, bomba. O, Tai čia Aš dar tik gerai, pavalgiau kad mes savaitę į priekį, nedidelį greičiausiai porciją. gavosi, taip. Ant tiek žmonių, tak čia skaitosi. Vis tiek pusę dar reikės vežti su savimi. čia be šansų, tai kiek čia buvo? 40 chinkalių Nu, ir dar 10 mano vegetariškų, 50. 50. Tai čia 2 gruzinam porcija. Bet Gigas sakė, suvalgo kiek? Palauk, Tomas. Kiek tau valgė? Man 5 šitas 3, žmogus 5, sakė. 6, 7, Jo, bet sakė, kai 9 buvo jaunas žmonių. valgė kiek? Kem ten? 9. Kem 9. Kem 9. Tai jisai visą šitą stalą suvalgytų vieną. Man pusbrolis sakė, kad žmogaus porcija yra 15. 15? Aš pasakiau jam, jisai sako, ką, juokauja, sako, kem 9. No way. Buvom per valandą, sako, solum. Čia jeigu vienam atsisės, tak čia 5 chinkaliai šitie, limonadas, nu į ką nors dar paragauti. Kebabas. Liūlė kebabas. va. Jo. Ir tau užteks. Sveiki, sveiki. Šiandien 4 diena darosi, ne? Taip, slidinėjimo. Ir šiandien eisim pas instruktorių. Paskutinę dieną eisim pas instruktorių. Prieš paskutinę dieną. Du žodžiai. Kaip vertini vakarą chinkalių balių? O šiaip žiauriai geras maistas. Aš nežinau, kada dar to atsivalgysiu. Nes atrodo, kad kartą per metus geriausia atveju tai skaniai galiu pavalgyti. Nu. Jo, o vyno tai kažkaip reikėjo gal mažiau gerti, nes paskui tokia rūgštis viduje. Bet kokie jie dideli. Mhm. A, Julija zuikį pagavo. Blemba, nežinojau, kad čia visas toks atskiras gabalas. Geras. O, tu. Wow. Mano sėdus, kurie bet be šalmą tipo padės. Apsaugos. Jo, šventoj dvasia. Nu, geriau dabar? Reikia techniką atidirbinėti. Mes sėdėdavom ant galo, nes abu čia. Važiuojam belę kaip per plačiais slidės. Jo, dabar lengviau kontrolė tokia gaunasi. We're talking that our skis used to be too wide. We used to put our skis too wide. Jo, more close.
Okay. Yeah. Thank you very much. Okay, let me see. How do I do with the hands? I put them here. Tuoj piniginę paimsiu. We think we have 300. What? Madlaba. Madlaba. You're welcome. Thank you very much. Invalidų sveikatą. Duok man butelės atsigersiu. Šo? Bambalius. Somersbajo. Čia kad kojas Į mažiau sveikatą. skaudėtų. Go Mardžios. Go Mardžios. Go Mardžios. Limonadėlis. Bet iš tikrųjų, nemai labai geras. Bet aš nejaučiu visai čia laipsnėjame. Vakar tai jautėsi tam baltam. Tam tai jo. Ten toks ir man paskui tokia rūgštis buvo iškilus kažkokia. Aišku, labai saldus. O, Oi, ne 11. 5 slidinėjimo diena. 9:04. Reikia eiti į apačią. Reikia eiti į apačią. Einam slidinėt paskutinę dieną. Ką darys? Sveiki gyvi. Paskutinė diena slidinėjimo. Sugalvojau dar su parasparniu paskristi. Dabar važiuojam į pačią viršų. Mane palydės mano sūnelis su chebra. Paskui komentuosiu jau vietoje. Iki. Pradėsim skristi su parasparne. Ai, žiūriu, reikia. Čia mane atėjo palydėti visi. Sūnelis Julė. mes palaikymo komandą. Palaikymą komandą. Gerai. Sėkmės. Ačiū už kompaniją. Čia reikės va į apačią bėgti pirmiau. Виктор. Здесь надо хорошо бежать, окей? Хорошо. Не бежать, не будет полет. Не будет. Побежим. Раз, два, три, беги! Бегу! Бегу! Мадлаба! Ура! Кадьякур. На лобишке экстрима. Ай-яй, нащить. Оп. Приземляемся. Приземлились. Опа. Ну во, viskas tvarkoj. Так.
Labai skanu, pažiūrėkit, ragu ant to puodo virė, ant laužo įdelės daržovė žiūri gerai. Viskas. Baigiam slidinėjimą. Aš norėjau pamiego. Tu man ištempį. Einam vyno nusipirkti dar. Guminio granatų. Labai skanu. Labai. Nelabai ir gėriai. Kaip tai negeriau? Geriau. Ai, nu gal. Namuose turėsim. Man tai nebereikės. Nežinau. Nu, ką čia liūdė, ką? O, žvaigždėta. Gyčkė. Nu, oi. Neturiu to nieko duoti. Spurgas valgysim, tai nelabai gerai. Ne, nieko. Nu, kaip vertini, pasakyk. Atostogas. Gerai vertinu, viskas labai gerai. Į mane prašom nežiūrėti, bet čia viskas labai gerai. Grįšim tais metais. Nu, arba dar kitas. Nu, į kitą gal vietą. Nu, ta prasme, Su jau- Richardu, jo. Reikės. Taip. Po šio. Labai geras gidas mūsų. Ryčka. Pats savo įsipilu. Pats savo. Pačiam. Savitą. Pa, galvot, ne. Kraniuką. Čiurkšt. Tik čiurkšt kraniuką. Ir tada į burną paskui. Jo, atsigulk ir pildyk iš karto. Pilam pilną pilną. Pilna. Pilną pilną. Žiūrėk, neperpilk. Oro. Pilam pilam. Rašysime svorį mums pabanti. Nu. Kiek tu čia jau paskutinį lašiuką jau? Iki kaklelio dar. Da. Full. Opa. Pilnas. Pilna. Kamštai kokit dar. Kiek tas vynas palakainuoja? Dvam šitų. Marių. Mariu, tai čia kiek? Dalinti iš 3. 6 pem kažkas. Nu kažkas tokio. 6 eurų. Naminio. Bonka. Bet tai čia litras. O Litras. parduotuviai perki už 6 eurus ten tą paprastą Jo. vyną ir jis ten gal 700 ml, tik tai Jo. nebūna litras. Pasaka tiesiog. Pasaka. Nu, kokie įspūdžiai. O, čia taip viskas bizi, pažiūrėk, čia turgus visas, pažiūrėk, kiek čiurčkelų kavo. Čia buteliai. Jie miega žmonės ir jie paskelbė bado akciją, bado streiką. Net baras toksai,